Gerai, tai nuo praeitą kartą kažkiek čia kažko pasikeitė. Gerai, papasakojom, kaip ir buvom padarę šitą LRS moduliuką prijungę. Antenas buvom prijungę, tiesiog jas traukiau prie sakančių vajyčių. Gerai, toliau kas dar pasikeitė. Kadangi jau, kaip aš sakiau, ten viskas beveik surinkta, gražiai sudėlioti, išsiprintinti čia uodegai, statyti tą VTX mūsų, aš jį atjungiau dabar kamerai, va, irgi išsiprintinau tokį laikiklį, kad galima užsidėti. Ir pagalvojau, papildomai dadėsiu servo. Kaip matote, iš servo išeina 3 laidukai, čia rudas vietoj juodo, tai žemė, įtampa raudonas ir geltonas yra signalas, kuris valdo ten. Jisai turi eiti, šiaip gali jisai eiti tiesiai į flight controllerį, bet yra toks dalykas, kad, ta prasme, tai bus apkrova ant UBEC-o, UBEC yra va, toks dalykiukas. Matot, pas jį yra tik tai juodas ir raudonas laidukas, kuriuos aš sujungiau su servo, o patį, vadinkim, tą, kuris kontroliuoja tą servo, jau įdėjau į flight controllerį. Šitą va, vienoje pusėje prijungiam, kad įtampa ateitų UBEC-o. Čia yra 5 vatai ant 3 amperų. Kamerai pasukti tikrai užteks. Gerai, grįžtam prie pačio UBEC-o. UBEC-as jisai išlygina, pavadinkim, sureguliuoja srovę, nes mes čia jungiam didelę bateriją. Ir prie šitų valaidų, grinai kaip matot, aš paėmiau tą raudoną prie raudono, juodą prie juodo prilitavau. Viskas, tik pro apačią prakišau, kad ant viršaus 2 laidukus čia prilitavau. Jisai išlygina srovę iki 5 vatų ir paduoda ją į šitą servo. Servo vienas laidukas prijungiam prie flight controllerio. Šiuo atveju, kadangi, kaip matot, čia buvo motorai pagal schemą, aš gal schemą įjungsiu. Bus paprasčiau, ta prasme, matyti jum, kas ten kur turi būti sudėta. O toliau eina, jeigu jūs turėtumėt ne 4 variklius, kaip pas mane yra 4 kojas, 4 varikliai, bet jeigu deda 8, nu tai tada jau reikėtų dėti ant ledų arba dar kažkur. Bet kadangi čia irgi varikliukas, čia irgi varikliukai, tai aš pagalvojau, kad būtų gerai tiesiog seką išlaikyti. Tai jeigu pas mus yra 1, 2, 3, 4 varikliai pajungti jau, 5, jeigu reikės mums daugiau servo, 6, 7 ir 8 yra. Tai tiesiog šitus laidukus galėtume jungti toliau ir pajunginėti per Betaflies, konfigūruoti juos. Gerai. Šiuo atveju aš turbūt tik tai vieną kol kas uždėsiu servo. Jeigu vėliau reikės tą drop mechanizmą dėti, tai aišku, galima dar vieną beką arba 2 uždėti, arba vėl priklauso nuo to, koks tas drop mechanizmas bus ir taip toliau. Čia jau galite patys susigalvoti. Vis principas lygiai tas pats. Gerai. Taigi, pasiėmiau, išsiprintinau tokį daikčiuką, jis sunkiai išsiema. Matot, tiesiog prisukau prie jo, priklijavau dar, man atrodo. Tai už tada aš dabar nenorėjau išrinkinėti visko. Ir gerai, ir tada pabandysim kažkaip sukonfigūruoti. Tiesą pasakius, iNave žinau kaip, Betafly nelabai man gaunas, kaip konfigūruoti servus taip toliau. Gerai, tada einam į Betafly. Ir Betafly mes, pirmą, ką galim padaryti, mums reikia priskirti tą servo. Aš jau aišku jį priskyriau, bet tiesiog parodysiu, kaip tai darosi. Resource. Mes pasižiūrim, ką turim ir mes turim, matot, 1 motoriukas, 2 motoriukas, 3 motoriukas ir 5 jau nebėra. Tai kaip aš jį padariau, kad jis dingtų, nes pas jūs teoriškai jį turėtų rodyti. Tai aš tiesiog įrašiau komandą, įrašiau komandą resource
Čia gal tai bus resource. Ir mes nusikopijuojam, tarkim, jeigu mes keistume 6. Nusikopijuoju, jeigu vėl atsijungs. Ir mums 6 motoras ir čia jo ID įsivaizduokit. Taip, tai ką mums reikėtų padaryti, jeigu mes norėtume jį pakeisti į servo, tai tiesiog mes rašom vėl tą patį resource vietoj motor servo ir tada nurodom savo servo, koks vienas, tarkim, būtų, arba jeigu jau aš vieną, kadangi matot, jau vienas yra, mes jį, aišku, galėtume irgi priskirti tiesiog, tai mes galėtume rašyti 1 arba 2, jeigu antrą jau kabinam. Ir tada, ir tarkim, jeigu mes norėtume į servo 2 jį pakeisti, taip, tai va čia ta komanda ir būtų. Mes tiesiog paimam šitą D-ID, priskiriam šitam ir įkopijuojam. Jeigu mes norim tiesiog, kad dingtų motoras, komanda būtų none vietoj šito. Būtų none. Taip? Tai mano atveju, kaip matot, ką aš padariau, tai aš pasiėmiau motorą 5, padariau none, tada priskyriau resursą servo į 1 ir jo buvo ID D12 ir išsaugojom ir persikrovė. Tikiuosi pas jūs taip deviliškai neveikia tas Betafly ir neatsijunginė, ar čia mano tas kabelis, aš nesuprantu, vienu žodžiu. Gerai, tai va, matot, pas mane jisai po to pasikeitė į servo 1 D12, taip? Ir tada mes... Gerai, taipgi mes ką toliau darom? Einam į servos ir čia yra aux portas, mes tu ir apie jį pakalbėsim. Mums dar konfiguracijoje reikėtų įjungti servo tilt arba channel forwarding. Vėlgi, ką mes darysim, ar čia grinai kaip su gimbalu galima žaisti, ta prasme, kad jis automatiškai, arba channel forwardingą daryti per aux channels. Gerai, pabandom per aux channels. Tuo įsijungsiu dar savo radio, tai nesuveiks. Gerai, aš maždaug įdedu, kaip aš norėčiau turėti ant maksimumo tą kamerą. Maždaug taip man. Reikia dar ir įtampos. Vai, nerodau vaizdą. Gerai. Taip. Mes turim... Gerai, iš naujo jungsim gal, kaip visada užsigliūčino. Taip, opa. Pultas įsijungia, atrodo dabar jau. Ir veikia iš karto mūsų servo, mūsų to 7 port aukso. Viskas ramu, grįžtam prie hardvaro, viskas bus ramu. Taip, išsitraukiu šitą kamerytę. Pupt. Gerai, varžtuką. Kadangi ten prie servo yra toks, kai dariausi čia skylutę, o ten pačiam servo yra galiukė kaip ir varžtas, kad užveržt galima būtų. Taip, pasidariau, išsiprintinau tokį, kad pasikankint, kaip sakant, ir prisukinėti sudėtingiau būtų. Gerai, opa, ir prisisukam, mažiau klipės. Gerai, lyg ir laikosi. Taip, ir ką mes turim toliau? Aš toliau išsiprintinau kitą pusę. Taip. Kitoj pusėje, aišku, turėtų būti irgi kažkas, kad gražiai susidėlioti. Kaip matot, laidas yra pakankamai ilgas, kad jis galėtų užsisukti.
ką aš toliau darau? Ogi, jau čia išsitrauksiu, gal man bus patogiau. Taip. Prakišiu tuos laidus. Palaukisai. Ai va, čia yra skylutė padaryta pas mane. Opa, aš išsitraukiu tuos laidukus, pajungiu kamerą. Taigi, kamera į kamerą. Kur čia dažlybinti? Opa. Ir OSD valdymo tas renginukas į OSD. Gerai. Turim. Traukiam gražiai. Įsadinam kamerytę. Visai kažkaip taip nedraugiškai nenori lysti. O. Va, šaunuolis. Gerai. Klyba ta kamera. Viskas atrodo labai baisiai. Nieko tokio. Mes dėdam ir kitoj pusėje prisisuks. Ir tada jau kamera nebeklybės. Taip, padariau. Kadangi jeigu taip tiesiog prisukčiau, tai negalėtų jis pasisukti, tai padariau dar va tokį va bimbuką, kad jį galėtų prisukti. Kad jisai, kaip sakant, kai prisuksiu, jis sukinėsis ir kamera laikysis. Taip pat... Gerai, šitus po to gražiai kaip nors ryšim, pritemsim. OSD padariau, kad įsidėtų tiesiog gražiai. Faktas, galima aišku jį iš vis atjungti, bet tebūnie. Jeigu, kaip sakant, lauke reikės. Ir užspaudžiam tokį šuduką dar pasidariau. Kad, man atrodo, taip aš jį dariau. Ne taip. Jis kažkoks jau ir palūžęs. Bet ką padarysi? Va, kad jisai neiškrista, nekalbėtų biškai, mes tai prispausim. Va. Turėsim ir dar plus mechaninį valdymo mechanizmą. Šauniai. Gerai, kas takau? Dedam vietą. Arba ne, palaukit, aš dar, kad mažiau klibėtų, buvau pasidaręs vieną mažytę detalytę. Va. Sutvirtinimas. Labai gerai. Tai mesgi ką paimsim, padarysim ir sutvirtinsim juos abudu. Kaip mato čia apačioj yra va ta detalytė, jinai laikys va šitus dar du. Supresuosim. Gerai, vieną čia įdedam. Opa. Ir vieną. Kad tada kur. Arba žinot, kaip aš gal prisuksiu, tada jau. Statysiu. Aš nežinau, aš dar pataikyti reikia. O, nu, čia vargo vakarienė, bet pasidarysiu. Taip, kaip man patinka. Nežinau, iš kur dar patinka. Bet aš galvoju, kad man patinka, taip kaip aš darau. Tai va, taigi, darom. Prisukti, jeigu aš pataikysiu į tą kameros skylutę. Reikia dar masažuoti, tai įtaikyti. Taip, va būtent. Gerai. Ar matosi, kad normaliai prisisuko. Šaunuma. Gerai, neperspaudžiam pradžią. Žiūrim šitus du išlyginam iš karto. Reikėtų gal priklijuoti, gal net. Nežinau, nu, čia po to galėsim. Pažiūrėsim, ar šis veiks mūsų dronas dar. Tiksliau, veikti jisai veikia, ar jisai skris. Reikės sukonfigūruoti, nes čia pats svarbiausias dalykas. Jeigu mes tiesiog dabar galvosim, kad mes pasidarėm droną, einam, skrendam, gausim į nosį, atjungs mus arba dar ką nors užmušim pakeliui. Nu ir pasibaigs mūsų dronų, kaip sakant, eksperimentai. Įsūdom. Taip, ir kad dabar pat reikės pagalvoti, kad šitų laidų neįtrauktų irgi besisukinėjantis pirmin atgal. Bet čia po to. Čia viskas, kaip sakant, pakeliui. Šitas yra. Laidą atrodo užteks. Šitą galim irgi įkišti į vidų. Irgi galima bus priklijuoti su klijais kokiais karštais ar dar ko nors. Šitą servo turiu omeny laidą. Gerai, dabar viskas kaip ir sudėta. Labai gerai. Kamerą dar kartą patikrinam, priveržiam.
pažiūrėti, ar pats servo jie pasuka. Dabar taip žiauriai sunkiai sukasi. O čia, tai persistengsiu. Šitas irgi toks vaizdas, kad nesisuka kažkaip, tai mano planas nepasižiūrėjo, gal jį mažesnį reikėjo daryti. Nu gerai, pasižiūrim, tiesiog įdedam dar kartą, užsimaitinam, pasižiūrim, kaip čia viskas bus. Įsijungti pultą reikia. Welcome. O, ir... Ne, jam labai sunku ir jisai čia kliurksi. Dabar lyg ir gerai. 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 Tai matot, per daug. Nu ir gerai. Man nepatinka jis įkliba. Man nepatinka, kad jis kliba. Taip jam per sunku. Jau čia reikės perspaudinti šitą detalę, kad jinai laisviau kažkaip judėtų gal. Nes dabar tikrai sunku jam. Arba tiesiog aplink kamerą irgi silikono privarysiu, kad, nedrebės vaizdas, aš nenoriu, kad drebėtų man vaizdas. Gerai, esmė dabar veikia, po to išsiaiškinsiu toliau, kai jau pažiūrėsim, kokia ten ta situacija. Gerai, atjungiu šitą radiją. Šitas yra kaip yra, esmė veikia. O toliau jau dėl grožio, dėl visko ten smulkmenos yra, kaip sakant, bandymo metodais. Gerai, tai kas pas mus toliau čia buvo? Mes turim kamerą. Trūksta video modulio, taip? Oi, ne tą pasiėmiau. Gerai. Nusipirkau naują moduliuką. Dar žaidžiuosi, to bandysim. Gerai, taigi, ką aš padariau, čia irgi išsiprintinau, mūsų tą VTX čia įkišau, per tą prailgintuvą, matot, prisukau anteną ir tiek. Tiesiog printinta detalė. Kaip ir sakiau, viskas buvo padaryta, tik tai dabar mes gražinam tai. Taigi, aš prijungiu atgal mūsų jungiklį. Op. Laikosi. Laikosi. Ir įstatau į vietą. Nuostabu. Ir mūsų LRS moduliukas. Čia irgi padaryta šilta vietelė. Kaip matot, kad jisai įlysta. Ai, beje, dar aš perlitavau, nes ant LRS modulių, nežinau, kažkodėl tas SH jungtis tą pip ir išsitraukia tiesiog per lengvai. Jeigu pas jūs normaliai laikosi, tai jums to daryti nereikia. Aš tiesiog tada susinervinau ir prilitavau tuos padukus iš apačios. Taip? Ir tiek. Gerai, turim va moduliuko, ką aš čia dar uždėjau gumytės silikoninės. Ir tas silikonas, kadangi tas dronas buvo ant palangės, išsilydė ir gavosi toks kaip snarglys. Taip, ne kažką, būna ir blogiau turbūt. Gerai, bet esmė, kam aš tas gumytės dėjau dėl tų vibracijų, kai jie trankosi, tai ant apatinio ir ant viršutinio šito kapasitorių. Vienu žodžiu, ant šitų dalių uždėjau. Gerai, čia uždėjau lipnę juostą, minkštą tokią, kaip būna nusipirkti. Ir viskas, ką mes turim droniuką. Ai, dar reikėtų patikrinti. Tiksliai aš pats nepatikrinau. Ant antenų
kur yra žemė ir kur nėra žemės. Pupti. Vienas galiukas yra. Ir gerai. Žinot, ką padarom. Ir pasižiūrim. Mes turim galiuką. Pupt. Ir turim antenytę. Čia 0 galima sakyti. Pasižiūrim kitą galiuką. Tuoj paaiškinsiu, ką aš čia darau. Aš tiesiog noriu pasižiūrėti, kur yra žemė. Ant antenos, ta prasme, kur gaudo ryšį ir kur ne. Gali būti, kad kreivai sudėjau, po to reikės pakeisti. Tai va, tai aš žiūriu dabar, ar yra kontaktas prie žemės. Tad čia nieko. Aš vėl čia pakišiu. Taip. Nu, dabar seniai tikrai antena, aišku, signalas. Tai. Opa. Gerai. Gerai, turim šitas čia. Tada apsisukam. Gražiai apsisukam. Šmaukšt. Žiūrim, kad turim čia. Pupt. O čia... Aš net nematau antenos. Čia taip. Taip, ir tada... Ir čia irgi. Jeigu pas jūs viena antena, tai jums dzin. Jeigu viena antena dzin, ignoruokit. Gerai. Tai čia tiesiog... nu, kaip ignoruokit. Jūs tiesiog žinosit, kad kitą kartą, jeigu dėsite anteną, kad tas galiukas, kuris būtų, pavadinkim, pagrindinis, kad tas būtų geriausiai matomas, taip? Tai viskas. Tai tiek žinių, tai kadangi šitie aš pasižymiu raudonį, palauk, bet aš prie žemės dėjau ir čia buvo signalas, čia ne, čia ryškia tada gerai, nes vidinis tai eina šitas ir šitas. Oi, velnės, sumaišiau aš jūs. Gerai, aš nupaišysiu schemą, nes aš jūs čia rimtai supainiosiu ir po to pats irgi susipainiojau, nes turėjau žemę pažiūrėti, o atvirkščiai viską pasakiau. Gerai, vienu žodžiu. Šitas nuėjo iki... Matot, čia, pavadinkim, yra žemė, viduj yra tas, kur plonas, viduj toks galiukas, tokia adatėlė, taip, yra, kuris užsimauna šitas ir ta adatėlė, kur tikra antena nueina per tą kabelį ir kažkur transmitina. Tai mes žiūrėjom šitą ir ar yra kažkokia tai energija praeinanti. Čia, taip, mes matėm, kad tai yra. O ant priešingo galo nėra, nes mes turėtume tą vidinį galiuką liesti. Tai reiškia, šitas yra tas vidinis galiukas. Tai reiškia, jis yra geras. Čia ir yra antena. Ir tada, jeigu aš skrendu iš vienos pusės blokavimas, šitą veikia. Jeigu čia va droną blokuoja, šitą matosi antena. Tai kaip ir gerai. Tada teoriškai aš gerai jas jungiau ir nematau čia problemos. Tada jų keitinėt kol kas. Gerai, pasižymiu, kad šitie geri galai. Nes po to vis tiek, aišku, ten tikrinsim, kai ryšys, dar kai ryšį tikrinsim normaliai, kai jau bent kokius 5 km nuskrist galėsim, tai... Gerai, taip, limpopo, žiūrim, ką turim. Turim anteną, galiuko aš čia neuždėjau, aš gražiau buvau padaręs, aha, taip, va. Super, šmaukšt. Ir ką mes darom toliau? Ką aš planavau? Aš galvojau, uždėsiu lentelę,
Uždėsiu va tokį išsitrintinės, kaip laikyti bateriją. Bet tada mes, kaip ir bus jau, kaip ir padaryta viskas, bet, nu, toks dronas, nu, čia daugiau, pavadinkim tas kamikadzė jau būtų. Bet jeigu mes patys savo darome žaidimam, tai mes galėtume biškį kažką geriau pasidaryti, taip? Tai pagalvojau, kad išsiprintinsiu biškį kitokį dalyką. Va, ten įdėjau į vidų GPS-ą. Aišku, jį reikėtų po to ekranuoti tą laidą. Būtų labai gerai. Šmaukšt. Čia uždengsim. O čia pagalvojau, kad galėčiau kaip ir kišti. Ne. Jeigu aš šitaip uždėsiu, tada va dar tą galiuką įklijuosim ir bus visai fainai. Bent jau man atrodo, visai fainai. Toksai droniukas. Tai ką mes galim padaryti? Mes tiesiog įjungsim pinautą. Pasakysiu, tiksliau parodysiu schemoje. Nes vėlgi dabar čia galima aišku ir tada įkišti, arba galima pasikankinti ir įkišti. Nes kaip sujungtas laidukas, tai sakau schemai, nes čia vėl tą patį per tą patį, kaip aš po vieną tą laiduką perrenginėjau. Rodyti nematau daug prasmės. Čia daugiau gal daugiau eisim į Betafly ir susikonfigūruosim tą patį. Čia jisai žarėjo pačią. O, įsistatė. Gerai. Lyg ir stačiau aš pilnai tą skatinį partuką. Ir visai neblogai ten visai kabo. Šiaip sakau, reikėtų izoliuoti tą laidą. Mes izoliuosim vėliau. Reikia dar, jeigu jau darom su GPS, reikės buddy dar tokį papildomą pridėti, prilituoti, bet čia vėliau. Iš viso, pažiūrėsim pradžią GPS-ą, buddy dėsim ne vien tik dėl GPS-o ir dėl kompaso, ekranuosim, nes kompasas labai verks dėl visų elektromagnetinių laukų. Aha. Jo, ir su ekranacija bus labai liūdnas reikalas. Verksiu. Gerai. Taip, dar žinot, ką padarom? Žinom dar kartą small controller, ar tikrai jisai veikia. Turi lemputę užsidegti, teoriškai, jeigu aš neklystu. Viskas gerai, GPS-as veikia. Kamera. Kas kamerai vėl atsitiko? Velnias. Vat su kamera tai tikrai nepatiko man šitas. Ko jis į apačią nusileido? Nusūso kaip varpa šalia kelio. Gerai. Nu gerai. Gerai, veikia, atrodo, tai veikia. Nusūso. Tai kaip ir sakiau, kaip ir dronas buvo surinktas, dabar mes tiesiog
Gal čia žaidžiam su papildomais visais dalykiukais. Čia turbūt irgi pilsiu silikoną, jeigu viskas gerai. Ir po to pakalbėsim, kaip ant šitų visų VN, kaip juos įstatyti, nes šiuo atveju matotis taip įstatytas. Ne? Čia yra tas klipsiukas, kur 3D ale reikėtų galvoti, bet galit paprasčiau įsijungti į navą ir pasižiūrėti, kaip toks konkretus modelis turėtų įsistatyti ir kur kas pasisukti. Tai palaukite, aš jungsiu į navą. Mes nueisim į demo mode, nueisim prisijungsim sensoriai, GPS, alignment tools ir tarkim, pagal tą šudeliaką, rodo kryptį. Jeigu mes žinom, koks pas mus magnetometras, pas mus čia GLR, kuris čia M100. M100, žiūrim ar turim. Tikiuosi, kad turim. Garsie. 10. Hobi. M100. Va, jisai šitas yra. Taip. Ir mes jį statėme. Tai va. Gerai, čia tas sujungimas. Jisai taip teoriškai rodo, laukas čia per flip default. Čia kažkokį. O gal čia aš pats anksčiau žiūrėjau prieš tai. Gerai, va, jisai defaultinėje padėtyje turim, rodo axis, x-axis, ten kur nosis turi būti, ne? Kur mūsų fly controllerio nosis rodo, tai jisai pagal tai turėtų būti įdiegtas. Taip. Ane? Ir tada kaip ir jam viskas turėtų tikti ir patikti. Gerai, o aš jį įdėgiau 180 laipsnių taip. Ane? Ir jisai rodo taip. Nu tai va, 180. At ir viskas. Tai paprasčiausiai mes Betaflytą galim nurodyti. Aišku, galim, ta prasme, ir kitaip nurodyti, ta prasme, kad mes vertėm, sukom, ten dar kažkas, tai. Bet nežinau, ar to reikia. Galim taip, tada raw taip. Čia bus 108 taip. 108 taip. Ane? Irgi gaunam tą patį. Čia tik tai, aišku, tada gaunasi 0. Nebent mes norim kampą daryti. Nu, kaip būna ten, ant galo deda žmonės, ant galo deda jį taip, kažkaip tai, va taip. Blemba, aš video neįrašiau, aš įrašiau vien tik tai į navą. Nu, gerai. Kai deda taip, tai tada mes galim tą pitchą reguliuoti, koks kampas. Tai va, taip kad, jeigu jis buvo taip, ne? Pagal mūsų fly controllerį mums jį reikia apsukti, kadangi mes apsukom taip ir apvertėm taip. Tai mes žinom skaičius ant roll axis 180, yo axis 180. Jeigu mes norim kampą pakeisti, jeigu mes, nu, tarkim, va, kažkaip, nu, va taip, kreivai taip norim, ar dar kaip nors, nežinau, tą patį irgi. Tiesiog išsisaugom tą informaciją ir su pitchu mes galim tą kampą pasidaryti, kokį mums ten reikia, taip. Tai, toliau dirbsim, klijuosim, nors nežinau, jau prie šito drono jau tiesiog konfiguracija dabar jau Betafly liko, jau mes matėm, kaip jis atrodo, jam reikia tik tai uždėti propelerius, aišku, po to. Ir kai jau sukonfigūruosim softą, viskas,
į kelią. Ai, ne, dargi man reikia kažkokią bateriją turėti. Nežinau, aš galvoju, gal pasižiūrėjau, gal tokia būtų visai ir pusė velnio. Čia yra 9 pem. Aš galvojau 10 imt arba 12, bet pradžioj 9 pem paimsim. Na, gražiai susiriš. Ir bus ta baterija, kaip sakant. Ant viršaus. Čiagi, matot, kaip ir tuo. Kodėl aš jį iš vis dariau, kad ta prasme laikytųsi geriau. Apačioj tenai prasistume, kaip matot, dirželiai, tai irgi papildomas toks kaip laikymas bus. Aišku, aš netokį naudoju, aš naudojau Gimpamą ir naudosiu 1, 2, 3 dirželius. 2 minimum. Tai va, ir nes čia jinai vis tiek kilogramas yra. Taigi, tai tiek ir reikės editinti ir toliau daryti Betafly konfiguraciją.